Na, o šitas specialus žmogui, kuris mane pavadino šventa karve. Aš visiškai nepykstu, aš tiesiog jūs gelbėju, nes jums reikia šutinti visiems į Lietuvą. Aš tiesiog suprantu, jūs esate darželinukai, aš pabaigiau aukštąjį ir aš jums kaip mama, aš jūs gelbėju. Tai jeigu jūs neatvažiuosite į Lietuvą, galite prarasti savo gyvybę. Tai aš tikrai su didžiausia meile kviečiu kuo greičiau sugrįžti į Lietuvą, nes įsivaizduokit, va taip va, visa šalis karališka bus po vandeniu. Tai kai jūs grįšit namo, tada kviesim visas kitas šalis bėgti iš to šalies, nes, dievulis darys tvarką. O aš pykti visai nepykstu, man juokas ima. Tik tokie nesusikalbėjimai, nes aš, kaip man reikėjo, suprantat, man tokia užduotis buvo duota, tokia labai didelė, tai kaip išgelbėti, aš ir viską dariau, kad tik jūs išgelbėčiau, kad tik jūs savo gyvybės neprarastume, tai čia va visa ko esmė yra. Ir laukiu visų grįžtančių lietuvaičių namo. Ir laukiame abu kartu su Jevgenijum čia prie mūsų šventos jūros, Baltijos jūros. Ir jo susitikimų bus labai daug, tai visų labai laukiame. Vos neišmaudė manęs. Va, laukiame. Jūra šiandien labai nerami. Iki malonaus. Laukiame visų. Niekada neišduosiu, nepasakysiu, nepergyvenkit. Ir knygoje neparašysiu. Man svarbu, kad išgirstumėt ir kad grįžtumėt namo.